Sveiki. Kai visi kalba apie tai, jog daugybė dalykų brangsta, produktai brangsta ir maistas brangsta, ir žodžiu gyvenimas brangsta, ar ne? Tai aš noriu pasakyti, kad tiesiog pamėginkime išmokti maitintis taip, kad galėtume paimti iš gamtos viską, kas yra geriausia. Pavyzdžiui, dabar iš vis galima į prekybos centrus net neiti, kadangi viskas yra va štai čia. Pavyzdžiui, pienių žiedai. Be abejo, reikėtų pasirinkti švarią vietą. Vieta turėtų būti švari, kad nebūtų kelio arti, kad nebūtų šuniukai vedžiojami arti. Ir va štai tiesiog pienės. Ką aš darau? Kadangi noriu išsaugoti ne vien pienių žiedų naudą, bet ir žiedadulkių naudą, aš paprasčiausiai nuskinu pienę, ją išpučiu, va štai taip, kad pabėgtų visi vabaliukai, kad jų neliktų, ir tada valgau. Labai skanu. Labai skanu. Ir labai sveika. Ir nereikia nieko su niekuo maišyti. Geriausia gryna. Kaip skanu. Bet būtinai išpūskit. Nes jeigu neišpūsit, tai va, bus vabaliukų. Nes vabaliukams irgi patinka tai, kas gerai ir sveika. Išpūti, apsižiūri. Ir svarbiausia, valgykit ne vien tik tai va šitą geltoną, kuris yra tikrai skanus, bet ir va šitą va jos žalią sijonėlį. Nes čia yra labai daug gerų medžiagų mūsų kepenims, mūsų kraujagyslėms, mūsų žarnyno, nu žodžiu, vitaminų gerumo bomba. Tai va. Su jumis Jūratė Satija. Būkite sveiki ir eikite į pievą.